Sveiki, esu Akvilė. Šoku Prienų Rūdupio palaikymo komandoje. Nuo 5 klasės mokykloje pradėjom repetuoti, pradėjau rinkti paneles apskritai, kuriom patinka šokti. Metus 2 šokom tiesiog mokykloje, paskui gavosi, kad šokom labai mažą miestelį Užugostį, jeigu neklystu. Tada susikūrė Stakliškių komanda, mūsų Stakliškių komanda. Ir pasiūlė, tiesiog sako, reikia šokėjo, ar galėtumėt pabandyti šokti krepšinio varžybose. Ir vėliau pastebėjo mus Prienų Rūdupio komandos vadovas Aurimas Bartuška, kai Rūdupis dar atstovavo NK lygai ir pakvietė ten šokti. Tai mums pats didžiausias stebuklas buvo, dėl ko mes labai džiaugiamės, tai kai pirmą gavom pasiūlymą į NK. Bet tai buvo po kokių 5 metų, 4 metų šokimo. Manau, kad yra labai svarbu gražiai atrodyti. Vis dėlto ateina sirgaliai pažiūrėti ir į gražias paneles, ir į figūras, ir į gražius šokius, aišku. Bet pirmiausia, visumą jie pamato tikrai gražias paneles. Daugiausia Prienuose, kas praeini, kokioje pizzerijoje, nueini pavalgyti, visi sako, o žiūrėk, Prienų Rūdupio šokėja. Bet paprasčiausiai stengiasi, žinoma, būti mandagiai, pasisveikinti, padėkoti, jeigu pagiria, sakykime, kad gražiai šokai, gražiai atrodė to šaunuolės ar naujas šokis, padėkojam. Sulaukiam gerų komentarų, bet dažniausiai turbūt iš vyresnių žmonių, kurie supranta, kad reikia didelio darbo į tai. Pirmiausia, kodėl esame, tai manau, kad tai yra vienintelių šokėjos Prienų rajone, kurios galėtų būti Prienų Rūdupio šokėjom. Todėl, kad nėra, kiek esu mačius šokėjų iš šito rajono, tai nėra ne vienų šokėjų, kurios labai tiktų šokti krepšinio varžybose.